Ąžuolyno klinikoje yra labai gera terapija pavadinimu dailės terapija. Ką jinai reiškia? Tai yra toks užsiėmimas, kai tu pieši bele ką, bet darbo neturi, supranti? Lietuvoje yra užslėpta didžiulė bedarbystė. Lietuvoje yra labai didelė bedarbystė. Ir kai tu nueini į tuos neįgaliųjų centrus, tai sako, ką tau pasiūlo? Ar tau pasiūlo įsidarbinti, ar tau pasiūlo užsiiminėti meno terapiją, supranti? Mama sako, lavina judesių motoriką. Mama sako, lavina judesių motoriką. Tu, blėt, gali visą gyvenimą lavintą judesių motoriką ir gyventi gatvėj. Nėra darbo. Sako, tai va supranti, kai nėra darbo, tada sako, tu piešk, tu lipdyk, kalbėkim apie gyvenimą. Ten kažkaip ten dar vadinasi šitą, ne psichoedukacija, tipo psichoterapija, žinai. Psichoterapija, sako, nagrinėkim save, mes įdomios būtybės. Tu gali nagrinėti save ir padvėsti iš bado ir šalčio lauke, nes tu neturi namų, o neturi namų todėl, kad nėra darbo, supranti? Ir sako, dailės terapija, motoriką lavina, vaizduotę lavina, tu kiek nori lavinkis, tu esi be darbo, valdžia neturi ką pasiūlyti. Ir aš kai lindu tos statistikos portalus, žinai, kad sužinočiau, kiek yra žmonių be darbo. Statistikos portalai nenori pasakyti, kiek yra žmonių be darbo. Jie visiškai nesuinteresuoti, kad žmonės rastų šitos duomenis. Ir aš kalbėjau su mama, kad reikia žinot, kiek yra besimokančių ir kiek yra nesimokančių. Be statistikos portale šitos duomenys yra labai sunku gauti. Nes besimokančių yra, man atrodo, gal 500 000 besimokančių. Supranti, kaip valdžia slepia tuos duomenis. 500 000 žmonių yra besimokančių iš 3 milijonų. Bedarbių yra 140 ar 150 tūkstančių. Bet visų pirma, bedarbys turi būti darbingo amžiaus žmonės. Visos tos terapijos, psichoterapija, psichoanalizė, ypač dailės ir molio terapija yra tam, kad tu dirbtum, bet negautum pinigų. Tai yra bedarbystė. Mūsų valstybė ir planetų yra labai giliai paslėpta bedarbystė. Ir valdžia akivaizdžių duomenų nerodo. Labai sunku sužinoti, kiek yra darbingo amžiaus žmonių bedarbių. Nes man atrodo, besimokančių yra 500 000. 500 000 besimokančių. Ir sužinoti, kiek yra bedarbių, yra labai nelengvas klausimas ir iššūkis. Ir kai sako, piešk, ten dailės, ten visokius technikas daryk. Gerai, daryk. O kur tu dirbsi? Gerai, ir va supranti, ir va išmoksti padaryti ten kažkokį kavinuką, supranti, ar ten šuniuką iš molio. Gerai. O tu darbą gausi, supranti? Ar tu gausi darbą? Ir va, kai yra tokia bedarbystė, tai va tie neįgaliųjų centrai susigalvoja visokius dailės terapijos užsiėmimus, piešimą ten, klijavimą, žinai, karpimą, tepliojimą. Todėl, kad tai yra labai aišku, valdžia bando nuslėpti tai, kad Lietuvoje visiškai nėra darbo. Valdžia sako, užsiimkit tuom, jums tai padės, jūs socializuositės. Bet bedarbystės situacijos tai Lietuvoje nepakeis. Nei molis, nei keramika, nei dailė nepakeis. Už tai pinigus gaunat ne jūs, o tas, kuris jūs verčia taip daryti. Jisai gauna pinigus už tai, kad jūs mulkintų meno terapijom. Supranti? Ypač molis. Oi, koksai gražus šuniukas. Oi, koks arbatinukas. Oi, koks drugelis. Oi, kaip gražiai išsiuvinėta. Bet už tai tu pinigų nė cento negausi.
Už tai tavęs niekas neįdarbins. Už tai niekas tavęs neįdarbins. Tu šlavinsi judesių motoriką ir gyvensi visą gyvenimą su ta judesių motorika neturėdamas darbo. Supranti? Tai va. Ir kai sako, o čia keramika, čia padeda. Nu ir kur tu, blet, sukiši tos savo dirbinius? Kur tu juos sukiši? Šiknonis įkiši. Tu tos savo dirbinius šiknonis įkiši, supranti? Jokių pinigų tu už tai negausi. Tai va, sako, užsiimkit terapijom, menas, dailė, menas, keramika, dailė. Ir tu supranti, ir tu tu gali tapti keramikos ar ten dailės kažkokių tai žinovų, ar ten užsiugdyti įgūdžius, tą rankų motoriką, bet darbo tai situacijos nepakeis. Kai yra tokia didelė bedarbystė Lietuvoje, užslėpta, nes aš naršiau tą statistikos portalą, oficialiosios statistikos portalą, kai naršiau, bedarbystė yra labai giliai užmaskuota ir nėra duomenų prieinamų akivaizdžiai, kad tu sužinotum, kiek yra bedarbių iš darbingo amžiaus žmonių, nes besimokančių yra 500 000. 500 000 besimokančių. O bedarbystė labai sunku sužinoti tikruosius duomenys apie bedarbystę yra labai sunku sužinoti. Tai atsako, tai jūs pieškit, lipdykit. Supranti? Pieškit, lipdykit, kol darbo nėra.